O, Smagu labą jus vėl matyti. dieną, Brigita, kaip malonu. Šiaip tai aš šiandieną ieškau sosto. Ar padėsit man išsirinkti? Žinoma. Netgi sostą. Taip, mūsų parduotuvėje rasti ir tokių. Šiais laikais sostais mes vadiname fotelius. Ne veltui mes šiandieną kalbame apie sostus, nes sostas toks kaip karališkumo ženklas, nes tais laikais viskas buvo apie prabangą, prabangius audinius, plačius porankius, aukštas atkaltes. Na, bet 17 amžiuje, kiek žinau, baldininkai sukūrė būtent fotelius. Ir tie vadinamieji sostai tapo prieinami bet kam, ar ne, kiekvienam žmogui. Ar svarbus mūsų interjere šiais laikais yra būtent fotelis, norėjau jūsų paklausti. Gan svarbus, fotelis užima didelę dalį kasdienybėje. Kaip žinome, sofą mes renkame šeimai, draugams, laisvalaikiui. O fotelis yra baldas skirtas asmeniniai erdvei. Fotelis tai yra baldas, kurį galima statyti įvairiuose namų kampuose. Vienas iš pavyzdžių gali būti prieškambaris. Mes ten sutinkame svečius, grįžtame į juos ir būtent ta namų aura įžengus pro namus mums nuteikia kažkaip ypatingai. Būtent fotelis gali tapti tokia namų vizitinė kortelė. Taip pat fotelį yra populiarus pasirinkimas moterims prie kosmetinio staliuko. Nes irgi rytais moteris daug laiko praleidžia būtent prie veidrodžio, tai yra smagu ir malonu jaustis patogiai, komfortiškai šioje vietoje. Taip pat foteliai dažnai yra perkami ir vaikams. Vaikų kambariai, toksai kaip poilsio kampelis, knygų, pasakų skaitymo vieta. Vaikų kambariuose taip pat populiarus yra supami foteliai, juos renkasi jaunos mamos, turinčius mažamečius kūdikius, vaikus. Jie dažnai pasitarnauja migdant vaiką ar jį maitinant, nuraminant. Aš tarp kitko fotelį mėgstu, nes aš užsiimu floristikos darbeliais, atsisėdusi patogiai. Kaip reikėtų išsirinkti fotelį namams mūsų interjerui? Pirmiausia, tai reikėtų atsižvelgti į savo poreikius, kuriame kambarį fotelis stovės, ar tai bus prieš kambarį svetainę, galbūt prie kosmetinio staliuko planuojate jį statyti. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į interjero visumą, spalviškumą, dizaino ypatybės. Man atrodo, kad labai svarbu yra ir komfortas, patogumas, bet ir ilgamžiškumas. Apskritai, kiek fotelis turėtų tarnauti mums? Fotelis gali tarnauti visą gyvenimą arba iki kol atsibos, norėsit jį pakeisti jo spalvą ar dizainą. O kaip keičiasi fotelių mados apskritai? Ar yra dabar kažkokios tendencijos, kokiais audiniais reikėtų fotelius traukti, arba spalvų apskritai gama? Spalvų gama šiuo metu yra populiari žemės spalvos, tai yra smėlio, rudos, rudi atspalviai. Jeigu kalbant apie formas, tai populiarios formos yra kažkokios įdomesnės, su daugiau įsiuvų įtrauktos, tokios putlesnės formos. Tai galbūt akcentuočiau šiais laikais šį dalyką. Pas jus aš matau čia tokią įvairovę fotelių ir tiesiog labai komfortiškų, nedidelių, tinkančių į tikrai labai jaukų mažą interjerą. Ir tokių matau, kad su priedais, kurie taip pat leidžia pailsėti. Aš viską apžiūrėsiu, bet kol kas man patinka labai šis. Fotelių gali būti įvairių, nuo paprastų klasikinių ant 4 kojų iki susidamų iš 2 dalių, tai fotelis ir pakojis, ką patogiai galite išsitiesti. Fotelis gali turėti sukimosi funkciją arba atsilošimo svyravimo funkciją. Tai gal vieni iš tokių populiaresnių taip pat šiomis dienomis, ką renkasi mūsų klientai. Foteliai taip pat namuose nėra šiais laikais renkamėsi tik funkcionalumui, patogumui. Jie didelę dalį užima savo išvaizdą dizaino prasme. Žmonės renkasi derindami prie užuolaidų, prie kilimų, sofos, tačiau kartais pasirenka fotelį įdomesnių audinių ar formos, taip sukurdami erdvėje ryškų akcentą, kuris tampa traukos centru. Tuomet šeimos nariai kartais net pešasi, ne, čia aš čia šiandien sėdėsiu. Fotelis tikrai yra tas baldas, kurio dėka mažomis pastangomis mes galime ryškiai pakeisti interjero nuotaiką.